Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie SmartArt objektų įterpimą į ruošiamą dokumentą. Norint įterpti SmartArt objektą, pasirenkame meniu įterpimas ir šiame meniu mes randame pasirinkimą įterpti SmartArt grafinį elementą. Taigi, pasirinkus, toliau mes matome, kokius objektus mes galime įterpti į ruošiamą dokumentą. Iš pradžių yra pateikiami visi ir jie yra čia iš tikrųjų yra daug ir informaciją galima publikuoti įvairių SmartArt objektų pagalba, tačiau mes galime pasirinkti ir pagal kategorijas, tai būtent, sakykime, sąrašas yra procesas, kada kažkas tai yra nuosekliai įgyvendinama, vykdoma, galime rinktis ciklas, galime rinktis hierarchiją, ryšys, matrica, piramidė, paveikslėliai. Taigi, galbūt pradėsiu nuo paprasčiausio sąrašo ir pasirinksiu patį paprasčiausią, sakykime, horizontalus ženklelių sąrašas. Na ir pasirenku šitą, spaudžiu gerai ir turime dabar jau įterptą SmartArt objektą. Dabar tekstą galime rinkti čia kairėje esančioje teksto srityje, kuri įsijungia arba išsijungia teksto sritis, va čia jį pradingsta ir vėl paspaudus atsiranda, arba tiesiog SmartArt objekte spraktelėjus čia mes galime rašyti irgi tekstą. Taigi dabar parašykime, tarkim, metų laikus ir parašysime tų metų laikų mėnesius. Pavasaris, taip, na ir kaip ir sakiau, galiu parodyti, kad ir čia galima rašyti. Tai pavasarį mes turime kovą, balandis ir gegužė. Tai iš didžiosios raidės reikėjo rašyti, tai pasirašom gegužę. Na ir paskutinis tas, kuris buvo per daug, nes paspaudžiau Enter, tai jį mes galime tiesiog ištrinti ir turime jau susitvarkę. Toliau vasara, parašysiu aš visus tos mėnesius, kad mes galėtume toliau pakopijuoti ir turėti ir rugpjūtis. Na, toliau yra ruduo, tai yra rugsėjis, spalis ir lapkritis. Na ir dar vieno mums reikia, tai būtent žiema, tai dabar mes galime va čia sumažinti arba padidinti įtrauką, šiuo atveju mums reikėtų padidinti, tai mes peršokame į tą pagrindinį metų laiką, sakykime, tai būtent žiema, paspaudžia Enter, man vėl toliau pagrindinis kuriamas, o mums jau dabar reikėtų submeniu to tokio, kur jau galėtume išdėstyti mėnesius, tai mums reikėtų sumažinti lygį, tai padaryti galima arba sumažinti paspaudus, arba galime tab klavišą paspausti, kuris yra virš didžiųjų raidžių įjungimo klavišo. Tai galime, paspaudžiau tab klavišą ir susimažino lygis ir tada jau galime vėl rašyti mėnesius. Taigi gruodis, sausis ir vasaris. Taip, turime visus mėnesius, turime išdėstę, gražiai dabar tą teksto sritį galime užsidaryti. Na ir ką mes galime padaryti su to grafiniu SmartArt objektu, tai sakykime, mes galime pakeisti spalvų paletę, jeigu norite. Jeigu jums netinka tokios spalvos, jūs galite įsidėstyti kažkokią kitokią spalvą, galite rinktis tokią, kokią norite. Dviejų spalvų, sakykime, pasirinkote, išdėstyti ir turite jau susikūrę. Ir aišku, galite pasirinkti ir patį stilių, galbūt jūs norite kažkokius, kad jie būtų kitaip atrodytų ir galite pasirinkti kažkokį kitokį tą stilių ir turėtumėte kažkokį kitokį. Jeigu įterptas šitas objektas nepatiko, jūs galite bet kada pakeisti ir tik tai reikėtų žiūrėti, ar mes tikrai nieko neprarandame bekeisdami. Šiuo atveju tai nieko tikrai neprarandam, tik tais dar galime papildyti nuotrauką.
Ir čia paspaudus galime pasiimti iš kažkur tai, iš kur mes norėtume nuotraukos ir galėtume pasiimti. Tik šiuo atveju aš jau nekelsiu tos nuotraukos ir neturėsim. Dabar vėlgi čia galbūt tokį norime, taip mes pasirinkome tokį ir turime tokį. Visada galime keisti, net kreipiau dėmesį, visada galime keisti, šauksiu, šitą šriftą, tai einame į pagrindinis, pasirenkame šrifto dydį, galime pasididinti, galime susimažinti ir tokiu būdu galime pasikeisti šriftą tiek čia, galime atskirų pasikeisti objektų irgi, sakykime, galbūt spalvą ar ką jūs norėtumėte pakeisti, tai tam, kada objektas yra pažymėtas, yra du paskutiniai meniu punktai, tai dizainas ir formatas, na ir šiuo atveju per formatą aš galėčiau keisti figūros užpildo spalvą į tokią, kokią aš norėčiau ir galėčiau turėti galbūt kitokios spalvos. Aišku, aš galiu keisti ir pačią figūrą, jeigu aš norėčiau, aš galėčiau, čia turiu irgi priekyje pakeisti figūrą, tai aš vėlgi galėčiau pasirinkti kažkokią kitą figūrą, galbūt į apačią, va tokią, sakykime, kaip pavyzdys ir šiuo atveju pasirinkta, šita buvo pažymėta ir pasirinkta, bet jinai tikrai yra netinkama, va dabar pasirinkau kitokią figūrą ir jinai yra jau įterpta. Čia yra figūra, galbūt tokią norime mes įdėti ir prisiminkime, kad mes galime pakeisti išdėstymą ir sakykime, galime pasukti, jeigu norime lygiuoti kažkaip tai tokiu būdu mes per dizainą ir formatą galime keisti ir tvarkyti šitas čia esančias figūras. Ir kaip parodžiau, kad galime pakeisti ir pačią figūrą. Jeigu netiko, galime atšaukti ir pasirinkti tą variantą, kurį mes turėjome pradžioje. Dabar nukopijuokime tą, jį aišku galime didinti, mažinti per kamputį, galime iš karto dviems, per šoną galime platinti, galime tik aukštį keisti, tai čia jau galite savo nuožiūrą, ką norite pasidaryti. Dar nusikopijuokime Ctrl+C, Ctrl+V, įsiterpiame dar vieną objektą ir atkreipim dėmesį, kad dabar į dizainą atėjus aš galiu pakeisti iš viso jau pačio objekto išvaizdą. Sakykime, aš nebenoriu to sąrašo, kurį čia turėjau, bet aš jau noriu galbūt kažkokio tai proceso. Tai dabar galime mes ir pasirinkti kažkokį tai procesą. Va čia turime proceso rodiklės, kad būtų. Pasirenku tokį, spaudžiu OK, na ir žiūrėkim, pavasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis jau yra vėl kitoks, ruduo yra vėl ir žiema yra kitoks. Nusikopijuoju šitą objektą ir vėlgi pažymiu patį objektą ir vėl galiu keisti, jeigu man nepatiko toks išdėstymas, galbūt aš noriu kažkokio kitokio, tai reikia labai atsargiai, kad neprarastume duomenų. Vėlgi čia gali būti, sakykime, šitą įtariu ir tikrai netiks. Tiko, viskas gerai, tai vat labai įsidėstė gražiai ir turime dabar išdėstytą tokiu būdu mūsų šitą pateikiamą publikuojamą informaciją. Nusikopijuojame dar kartelę ir pabandome dar pakeisti vieną, nes principas yra toks pat. Aišku, čia, kaip matote, dar mes galime ir stilius keisti jau turimo to objekto, kurį mes čia norėtume ir tikrai galime pasirinkti įvairių gražiausių stilių ir pasidaryti tikrai patrauklų tą savo Smart Art objektą. Na, aš tik tais norėjau dar parodyti maketus, kad turime ir matricą, kur jau turėjome, sakykime, turime piramidę, tik šiuo atveju ta piramidė nelabai gal mums tinkama būtų, ne tas informacijos tipas, kad būtų, na, galbūt dar tiktų kaip ir šitas, vėlgi nežinau, ką įdėtų, ne, čia jau šitas netinka tikrai ir matote, jau prarandame kiek daug duomenų,
Tai šitas variantas atšauksiu ir turėsiu tokį. Na ir dar tada paimkime kokį nors paprastesnį ir paimkime, kur būtų ryšiai. Taip, čia neturime. Na ir hierarchija irgi ne. Procesas, na ir dar galime galbūt iš proceso kažkurį tai vieną variantą paimti, nežinau, ar šitas būtų tikęs ar netikęs, galbūt va šitas labai gražiai turėtų atrodyti, kada yra rodiklės dar parodomos ir, sakykime, taip banguojama ir einama nuo pavasario link žiemos. Tai va, tokiu būdu mes galime labai greitai tą savo norimą informaciją pavaizduoti kažkaip patraukliau, panaudojant SmartArt objektus. Tik tai noriu priminti, kad SmartArt objektai galioja tiek teksto rengyklėje Word, tiek Excel'yje skaičiuoklėje, tiek pateikčių rengimo programoje PowerPoint'e. Tai vėlgi viskas galioja tos pačios žinios, ką čia mes turime, viską galite pasikeisti. Na ir reikėtų tik tais dar užakcentuoti, kad jūs, kada įsiterpėte SmartArt objektą, tikrai yra galimybė keisti spalvas, keisti formas, keisti viską ir pasidaryti dar galbūt įdomesnį ir patrauklesnį ir kad būtų kažkoks tai tikrai įdomesnis ir nematytas. Na ir aišku, dar viso fono spalvą galime keisti, tai va čia būtent jeigu jo objektas yra pažymėtas, tai galime nusispalvinti ir visą foną, tai va čia jau yra, kada pats visas objektas pažymėtas, ne jo grafinės figūros, bet tas visas objektas tada nusispalvina ir visas fonas. Tai tiek trumpai apie SmartArt objektų įterpimą teksto rengyklėje.